Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Vecpiebalga, anksčiau vadinta Piebalga. Piebalgos vardas pirmą kartą paminėtas 1318 metais, kai Livonijos ordinas užėmė šią vietą. Netoli Piliakalnio 340 metais Rygos arkivyskupo Friedricho įsakymu buvo pastatyta Piebalgos pilis. Manoma, kad netoliese 345 buvo baigta statyti ir bažnyčia. Per Livonijos karą Rusijos kariuomenės bandymas užimti pilį 559 metais žlugo, antras bandymas 577 jiems pavyko, kai jie okupavo Livoniją. Pilis vėliau atstatyta, tačiau iki 18 amžiaus iš pilies buvo likę tik griuvėsiai. Dabartinė liuteronų bažnyčia buvo pastatyta neogotikiniu stiliumi 839–45 metais. Antrojo pasaulinio karo metu, 44 metų rugsėjo 20 dieną, per Raudonosios armijos puolimą vokiečių kareiviai susprogdino bažnyčios bokštą, o po karo bažnyčia liko griuvėsiuose. Bažnyčia buvo renovuota 995–7 metais. Tėvynė mano išsvajota, smutkelių žemė, tu esi. Kur eisi sesė, kur ieškosi, šalies gražesnės nerasi. Čia žemė prakaitų permirkus, joj ilsis narsūs milžinai. Prie kelio rymo senos pirkios, žaliuoja pievos ir kalnai. Čia linksta brandžios varpos javo, lakštutė suokia vakarais. Vagoja upės veidą tavo ir žvelgia ramūs ežerai. Sakyk, sakyk, tėvynė mano, kodėl tu man brangi esi? Gal kad tėvai čia mus gyveno, kad mes gyvenam čia visi. Ne veltui broliai liejo kraują ir guldė galvą ant kalvos. Tikėk šalie, tau buitį naują sukurs jaunimas Lietuvos. Tėvynė mano išsvajota, tave mes mylime visi. Kur eisi, broli, kur ieškosi, šalies gražesnės nerasi.